Sveiki visi. Šiandien žaidėme Scrap Mechanic. Ir šiandien ne tas, kad aš statysiu, o parodysiu, ką aš pastačiau, ką aš laiką naudojau. Iš tikrųjų šitas dalykas pastačiau aš greitai. Tai yra kaip mašina, namas, transformeris, jeigu galim tai pasakyti. Nes tuoj pamatysit, ką jis gali. Jis iš tikrųjų gali važiuoti kaip normalus mašina. Ir tada yra namas kartu. Palaukite. Tai. Matote, dabar, kai atsisėdi į mašiną, dabar ką turim, gali važiuoti į galą, į priekį, į šoną ir į kitą šoną. Tada sustojame. Mes, pavyzdžiui, va čia išlipame. Paspaudame ant mygtuką ir tada atsiranda namas. Jis nežinau dėl ko, bet jis buginas biški, bet jis atrodys kaip namas. Ja. Dabar čia baigtas rezultatas. Ir kai iššokinam, yra langai, durys ir stogas, sienos, grindys. Ja. Ir visą šitą mechanizmą yra sudėta į tie du dalykus. Kada visas tie pakelt, ir tada du benzino variklius yra prijungti ratą visi. Tada šitas vairuoja. Ir iš tikrųjų, aš tik tiek ten norėjau parodyti, ką pastačiau. Palikite komentaruose, ar tai buvo geras ar negeras, ir ką man reikėtų statyti kitą kartą. Tai pasakysiu, ate.